Na ką, dienelė į pabaigą. Saulutė vakaruos, jau praktiškai nusileidusi. Kaip matot, Žemaitijoje dar gūdi žiema. Visur sniego sočiai, šiltnamis mano paskendęs. Nors gal ir gerai, šonai apšiltinti sniegu. Tai vat ir, nu ir ką. Šiandien mūsų laikinas sandėlys papirto panašių į šiltnamį jau. Stelažai sutvarkyti, dėžės išneštas. Dabar rytoj prasišluoti, išsidezinfekuoti. Ten braškės miega, jeigu mato toliau. Ir į visą šitą kibernetiką pasinerti. Šiek tiek nerimauju dėl pečiaus. Šiaip visus metus laikė labai gerai, bet šiemet po žiemos pastebėjau, kad kažkas tai išsiskėtė. Nors buvo visiškai viskas išleista. Bet panašu, kad vis dėlto šaltis kažkokių padarinių palika tam pečiui. Tai dar nežinau, rytoj užpildysiu vandeniu ir bus matyti. Čia dar vieną siurprizą turėjau. Pas manęs šiltnamis yra 2 plėvelių, 2 sluoksnių su oro tarpu pripučiamu. Na ir ką? Kažkas pagailėjo stabilizatoriaus ant plėvelės naujos. Ir visas per visą ilgį antras sluoksnis atsiskyrė. Tai dabar dar neaišku, ką reikės padaryti ir kaip čia reikės bandyti suklijuoti. Ar teks imti visą stogą lauk, ar kažkokiu būdu stebuklingų bandyti sutempti su specialia remontinė lipnė juosta. Na, pamatysim, kas iš to išeis dar. Tai va, to dėl pečiuką tai šiek tiek pergyvenu. Iš tikrųjų, atlaikė jisai man daug sezonų. Vienintelis pečius, kuris pasitvirtina šiltnamiuose ir inspektuose Atmoso. Kitokią net nestatyčiau, aišku, nenauja. Aš jį pirkau, faktas, kad nenauja. Čia irgi nėra jokio grožio, kaip sakant, bet tiesiog yra reikalingas funkcionalumas, kad jis atliktų savo funkciją, šildytų ir daugiau nieko. Tai va, na, o dar ką norėjau parodyti, tai rytą, kur kalbėjau, degiklis, kur užsakytas. Na, čia įpėdinis va darbuojas prie būsimo kito projekto. Tai apie degiklį.